turbūt vėžiai tai bus šiais metais susirinkę vos ne visus įmanomus karališkus laipsnius, tai pavadinkim kabutėse, ar ne? Nes pačiam vėžio ženkle karališko laipsnio beje nėra. Nėra, bet ateina Baltasis Mėnulis ir Jupiteris. Taip, nu tai čia... Tai kokie tie metai vėžiui su tais gražiausiais... Na, iš tikrųjų galima pasakyti, Balto Mėnulio vizitas kartu su Jupiteriu, jisai puikiai... Nu, tarkim, kompensuoja netikslus žodis. Jisai sumoje, jisai atitinka karališko laipsnio poveikį. Ir čia tu gana teisingai įvardėjai, jie tarsi gyvens viename gražiame dideliame karališkame laipsnėje. Taip galim simboliškai pasakyti visus metus. Nes Jupiteris žengia metus. Ir vėžiai bene bus paskutinis iš ženklų, kai gražiai labai juda kartu ir Baltasis Mėnulis ir Jupiteris, nes liūtų jau dėja po to kitais metais nebeteks tokia laimė didžiulė. Taip, kada kartu Jupiteris ir Baltas Mėnulis, tai yra tikrai didelė retenybė. Ir šitokia garbė teko Jaučiam, Dvyniam ir truputėlį Vėžiam. Netikiau daug, nes Baltasis Mėnulis kada bus nuo sausio 3 dienos iki rugpjūčio 4, o Jupiteris kada eis birželio 10. Tai vat ir skaičiuoti. Dar beveik 3 mėnesius, 2 mėnesius gerus turės. Galima simboliškai vadinti kažkas panašaus kaip karališkas laipsnis. Tai reiškia, kad būtent per tuos 3 mėnesius reikia suskubti priimti pačius svarbiausius sprendimus. O ką vėžiam tada daryti pavasarį ir rudenį? O tu kodėl nepaklausi, kokie svarbiausi sprendimai. Arba svarbiausi sprendimai. Pavyzdžiui, avino tai svarbiausi sprendimai susirasti gyvenimo tikslą ir jo siekti. O Jaučiui koks nors ten svarbiausias, sukurti savo gyvenime harmoniją. Dvyniam yra svarbu rasti tą sielą dvynę, brolį, sesę dvynę. Ta, su ko galima kalbėtis, kuris toks pat kaip tu. O vėžys, šeima, namai, tradicija. Ir Lietuva pagal etnos yra vėžys. Ir aš manau, kad būtent tai ir suteiks mums visiems tą didelę apsaugą, kodėl aš viliuosi, kad ir kokia dabar ta sudėtinga pasaulio situacija, panašu pagal bendrą planetų padėtį, jinai rims. Bet, maža kas, maža kokie netikėtumai, galų gale ir tas užtemimas saulės avino ženkle, kažkaip tai jis pasireikš, kažką jis išprovokuos, bet bendroje sumoje mes jau nuo pat sausio 3 dienos turėsime baltąjį Mėnulį Vėžio ženkle. Ir mums kaip vėžiam tai yra be galo gera naujiena. Mes jau po angelo sargo sparnelių. Ir netgi po to jau minėjau, kai Baltas Mėnulis išeis iš Vėžio rugpjūčio 4 dieną, tai kaip bus Jupiteris iki pat metų pabaigos ir dar kitų metų pusmetį. Ir per Lietuvos nepriklausomybės Baltą Mėnulį judės. Ir tai reiškia, kad pakaks išminties ir Lietuvos žmonėm, ir valdantiesiem pakaks išminties priimti teisingus sprendimus, kurie mus apsaugos, o neįstums į kažkokią tai bėdą. Bet ir patys vėžiai tada vadinasi bus apsaugoti. Kurti šeimą, įsigyti namus, mylėti, gimdyti vaikus. Kol vėžys nesukuria stabilių šeimyninių santykių, jis nesijaučia pilnaverčių. Kad ir kokie pasiekimai būtų karjeroje, jeigu vėžys neturi geros šeimos, jeigu jis yra vienišas, jokie pasiekimai karjeroje, jokios aukštumos karjeros jam neatstos šeimos. Aš nesakau, kad vėžys nesugeba padaryti karjeros, jis gali padaryti nuostabę. Ar tai būtų verslas, ar tai būtų menai, bet už kiekvieno sėkmingo vėžio nugaros stovi šeima. Ir pirmiausia, tai yra tėvai, ir jeigu jūs auginate mažutį vaiką vėžį, tėvai turi žinoti, kad jūsų vaiko sėkmė yra jūsų rankose. Ir būtent tėvai turi pastumėti vaiką reikalingų kelių ir šiemet tai reikia padaryti, nes būtent Jupiteris jau bus Vėžio ženkle.
Tai laikas priimti ilgalaikius svarbius sprendimus. Ir jeigu tai yra vaikas, be abejo, eina kalba apie profesiją, apie išsilavinimą. Na ir visi, kas savo šeimoje turi vėžius, turi žinoti, kad dabar jiem prasideda tikrai puikus laikas, bet vėžys dažnai nežengia žingsnio, jeigu šeima nepalaiko, nepastumėja ta mūza vėžio, tų nuostabių ypatingų pasiekimų mūza, būtent vėžio yra šeima. Jeigu dvynių, tai draugas, prieis bičiulis, pasakys, žinai, mielas, tu taip puikiai tą darai, kodėl tu nedarai to daugiau, tu čia ir čia turi talentą ir žiūrėk, dvynys eina ir padaro. Vėžiui tai nėra svarbu, vėžiui yra svarbu, ką pasakys artimieji. Tad už vėžių sėkmę didelę atsakomybę turi prisimti jau jų šeima. Na, o užbaigiant turbūt belieka priminti, kad Palmyros astrologinį kalendorių su visais astrologiniais aspektais, bendrosiomis apžvalgomis kiekvienam zodiako ženklui kiekvieną mėnesį, mėnulio ir saulės parų kilimo ir leidimasi laikais, mėnulio paromis, saulės paromis ir jų detaliais aprašymais, su klasikiniais ir legendiniais Palmyros sudėliojimais, labai detaliai ženkliukais kiekvienai dienai, kurių žali reiškia palankės gyvenimo sferas, o raudoni reikštų lyg tas sferas, į kurias nereikia kišti uodegos tą vieną arba kitą dieną, ar ne, su runų ženklais kaip talismanais ir amuletais. Galite rasti mūsų interneto parduotuvėje, tai yra smelslikeспells.com. Tik nepamirškite pakeisti kalbos į lietuvių, kad rastumėte kalendorių, nes kalendorius yra leidžiamas tik lietuvių kalba. Pristatymas galimas tiesa visame pasaulyje, tai drąsiai galite užsisakinėti, tik užsisakykite lietuviškoje svetainės versijoje. Taip pat rasite ir didžiuosiuose Pegaso knygynuose, ir didžiuosiuose Vagos knygynuose, knygos LT, tiesa ir patogu pirkti svetainėje. Na, o Palmyros ir Smelslikeспells kartu kurtą metų žvakę, štai tokią taip pat rausvą, gražią ir labai salstelėjusiai, vaisiškai, veneriškai kvepiančią su apelsinų žiedų, ambros, vanilės ir greipfruto aromatu, bei išraižytais visais metų ženklais, tai yra zoroastrietiškoji lūšis ir runos Kenaz ir Lagus, Veneros simbolis, kinų metų ar neateinančių gyvatę. Rasite mūsų interneto svetainės smelslikeспells.com. Jau žvakė bus ir lietuviškoje versijoje, ir angliškoje, nes jeigu norėtumėt padovanoti žvakę savo draugams, kurie nesupranta lietuviškai, drąsiai galite tai daryti, nes aprašymai apie tai, kaip sutikti visus naujuosius metus, kodėl vis dėlto nereiktų jau sausio 1 naktį pradėti švęsti kinų naujųjų metų, o kada vis dėlto juos švęsti, o kada švęsti zoroastrietiškosius naujuosius metus. Ir kaip švęsti, kad tie metai ateinantis būtų mums sėkmingi, gražus ir galbūt netgi laimingiausi, rasite dėžutėje visą tą ilgą aprašymą, netgi 4 lapų. Todėl suskubkite užsukti pas mus į svetainę, suskubkite užsukti į knygynus, nes kiekvieno iš šitų maginių įrankių kiekis ribotas, tai yra limituoto leidimo produktai, ir iš praktikos žinome, kad jau artėjant didžiosiomis šventėmis paprastai jie atsiduria pas kažką dovanų krepšeliuose, o kai kas lieka šiek tiek galbūt ir nusiminęs. Ačiū Palmyra dar kartą, ačiū Jums, kad žiūrėjote, nepamirškit galbūt pasidalinti paskutinį kartą įrašų su draugais, galbūt kažkam jis bus irgi įdomus. Visada